Sveiki! Šiandieną noriu su jumis pakalbėti ir papasakoti apie unikalų ProBioC produktą, kuris yra skirtas žarnyno mikroflorai palaikyti. Kaip žinia, mes kiekvieną dieną susidurime su įvairiais mikroorganizmais ir kai jų organizme tampa ypač patogeninių bakterijų per daug, tada mes sunegaluojame, jaučiamės blogai, vyksta įvairūs imuninės sistemos sutrikimai, žarnyno gleivinės uždegimai. Todėl reikalinga palaikyti tinkamą žarnyno terpę. Tam yra skirtas ir rekomenduotinas ProBioC produktas, kuriame yra Simfo 15 probiotinių bifido ir laktobakterijų rinkinys. Tai yra 15 bifido ir laktobakterijų, kurios kiekviena yra atsakinga už tam tikrą funkciją. Ir kas atitinka produkto kokybę? Pirmiausia, tai gerųjų bakterijų koncentracija rinkinyje. Ir čia įeina ir labai skiriasi nuo kitų produktų rinkoje. Tai įeina 100 milijardų gerųjų bakterijų kolonijas formuojančių vienetų viename grame. Tai reiškia, kad tai yra labai didelė koncentracija, kuri padeda patekti į mūsų žarnyną dėka tokių bakterijų, kurios mažina skrandžio rūgščių ir tulžies druskų koncentracija. Ir jeigu yra labai didelė ta koncentracija, tai tada gerosios bakterijos jos tiesiog nepatenka į mūsų žarnyną. Ir čia yra atsparumas būtent šitoms rūgštims ir druskoms. Ir gerosios bakterijos patenka į žarnyną ir toliau sėkmingai atlieka savo darbą. Tai vienas iš labai svarbių faktorių. Kitas labai svarbus dalykas tai yra transportavimas ir laikymas. Dauguma gerųjų bakterijų rekomenduojama laikyti šaltai arba transportuoti, nes nėra atsparios temperatūrų pokyčiams. Šis rinkinys bakterijų taip suformuotas, kad jis yra atsparus ir galima jį laikyti kambario temperatūroje, todėl galite transportuoti, vežti su savimi kelionę. Tai yra vienas labai svarbus irgi faktorius. Ir čia įeina tokios bakterijos, kurios, tarkim, viena iš labai svarbių bakterijų, tai yra Bacterium bifidum, kurią mes gauname tik tai gimdami, su kuria mes atkeliam šitą pasaulį ir dėka kurios mes gyvename, kuri padeda įsisavinti maistinės medžiagas. Ir gyvenimo eigoje su įvairiais sutrikimais, susirgimais, vartojant antibiotikus, šios bakterijos vis mažėja, todėl atsparumas mažėja įvairiems aplinkos faktoriams, bakterijoms. Ir čia įeina būtent šita bakterija. Ir kitos bakterijos, kurios padeda stabdyti žarnyno gleivinės uždegimą, kurios stabdo disbiozę, žarnyno pralaidumą, gerina žarnyno gleivinę, stabdo vidurių užkietėjimą, taip pat skatina metabolizmą, degina efektyviau riebalus, padeda deginti efektyviau riebalus, padeda svorio mažinimui, kognityvinės funkcijas gerina, nes kaip žinia, gerosios bakterijos žarnyno veikla yra tiesiogiai susijusi su mūsų neuronų veikla. Taip pat gerina aminorūgščių ir vitaminų sintezę organizme. Na ir dauguma kitų faktorių, kurie mums labai svarbus dėl geros savijautos. Taip pat čia įeina ir prebiotikai, kurie skatina gerųjų bakterijų augimą, kolonizaciją. Tai yra gerųjų bakterijų maistas. Ir labai svarbu, kad kada fermentuojamos gerosios bakterijos, kada gerosios bakterijos fermentuoja prebiotikus, tada gaminasi trumpų grandinių riebalų rūgštys, kurios atsakingos už mūsų gleivinės sveikatą, tai yra acetatas, butiratas.
Tai padeda mūsų žarnyno gleiviniai tiesiog gyti, jeigu yra žarnyno pralaidumas. Na ir taip pat čia įeina ir palaikantis elementai, tai yra vitaminas C, kuris stiprina mūsų imuninę sistemą, skatina kolageno gamybą ir padeda ir odos grožiui, ir kūno raumenynui, imuniniai sistemai. Taip pat čia įeina pasifloros ekstraktas. Tai yra ekstraktai jau įeina, tai yra stipri koncentracija, didelė koncentracija produkto. Ir pasifloroje yra ir vitaminas A, ir C, ir antioksidantai, ir kartu veikia kaip prebiotikas, padeda geriau įsisavinti ir žarnyno mikroflorą gerina. Taip pat mažina stresą, padeda geriau užmigti. Čia įeina medaus ekstraktas, kuris taip pat mažina stresą, skatina imuninę sistemą, ir įeina cinkas. Tai yra irgi labai svarbus mineralas, kuris skatina kalcio absorbciją, palaiko kaulų tankį, mažina uždegimus, kognityvinės funkcijas gerina, žarnyno absorbciją, įsisavinamumą į medžiagų skatina ir gerina. Na ir turi daug kitų gerų funkcijų. Taip kad kviečiu jūs išbandyti šį unikalų produktą, kuris yra štai tokiuose mažuose paketėliuose. Šie yra 30 vienetų, pakanka visam mėnesiui naudoti. Jis yra pilamas į vandenuką kambario temperatūros ir išgeriamas prieš valgį. Tai kviečiu ir labai rekomenduoju šį produktą naudoti ir stiprinti savo žarnyno mikroflorą.